Tai labai nepykit, jeigu užtruksiu, bet šį kartą taip jau susitarėm, kad aš pakalbėsiu trupučiuką apie tokius bendresnius dalykus požeminio vandens išteklių, o Anicetas pristatys tokį konkretų projektą, kurį mes norėjau sakyti, šiais metais ir praėjusiais metais vykdėme ir kuris iš esmės pagal tas apimtis ir tikslus tai buvo pirmas nepriklausomai Lietuvoje. Tai vat aš užtat, čia kai mes šnekėjom apie šitą temą su Jonu, tai paskui galvojau, kaip čia ją įvardinti, bet vis tik taip įvardinu, kad šita veikla toks yra iškilęs klausimas, ir jau numirusi ta hidrogeologinės žvalgybos veikla, ar jinai turi kažkokias tai perspektyvas. Šiaip turiu pasakyti, kad ta senoji tvarka, jinai tikrai numirusi ir matyt neatsikels. Matyt neatsikels, turiu omeny, kai buvo anksčiau žvalgomos vandenvietės, tai buvo tam tikros vandenviečių gerų vietų paieškos, ir tose paieškų veikoj būdavo įvairios stadijos, reiškia, tai buvo toks platus žvalgymas, ten aplink miestus, ten šita paieška tokių geresnių sąlygų, tada atradus tokias geresnės vietas buvo tai vadinama preliminarioji žvalgyba, tai jau buvo jau tyrinėjamos tos, sakykime, atrastos geresnės vietos, ir iš tų geresnių vietų dar būdavo atrandama, išrenkama pati geriausia vieta, kur buvo jau daroma detalioji žvalgyba. Šiais laikais, kadangi pasikeitė žemės nuosavybės sąlygos, tais laikais dar mes tarybiniais laikais, kai dirbom, tai buvo visa žemė valstybinė, galėjo būti žvalgoma visur iš principo. Tai dabar tokios sąlygų nėra ir ta žvalgyba, sakykime, taip, vandens poreikis vis tiek iškyla klausimas, ar bus ar nebus to vandens, bet jau iškyla konkrečiai vietoje. Taigi nusiperka kažkoks tai ūkio subjektas teritoriją, jis joje nori kažkokią tai vykdyti ūkinę veiklą, žino, kiek jam reiks vandens, ir jis tada kreipiasi, kiek va šitoje jo teritorijoje būtų galima rasti to vandens. Tai vat čia ir iškilo toks vienas jau labai svarbus projektas, ten Kuršėnuose, kur tikrai daug vandens reiks jiems, ir vat buvom pasamdyti išvalgyti, bet jau konkrečiai tas nurodytas vietas, tai ne, tai vienu žodžiu nebuvo taip, kaip, sakykime, anksčiau buvo žvalgoma. Tai vat aš tiesiog norėčiau tada tokios, kalbant apie tą numirusi ar perspektyvi ta vis tik dar veikla, bet tik norėčiau daug tokius apskritai, kas tas yra vanduo šiek tiek, ir kaip mes jį šiandien pristatom, kaip mes jį turim, taip sakant, pateikti vartotojui, ką mes turim ištirti, ir, matysis, kad iš to, vienu žodžiu, tam tikros veiklos vis tiek visais atvejais bus. Tai vat, pirmiausia, tai aš taip norėčiau tokių, čia vat, tokia, ką aš ir sakiau, tai apie požeminį vandenį, apskritai, kas yra tas požeminis vanduo, kiek jo yra Lietuvoje, kiek reikia, ką daryti, kad jeigu, taip sakant, trūktų jo, ir vat Anicetas tada pakalbės apie tą konkretų žvalgybos projektą. Ar tai pirmiausia hidrogeologas, jau čia studentų yra, maždaug, tai hidrogeologam iš karto sakau, kas vanduo. Vat H2O, šitą, bet kas tas yra H2O. Tai vat tokia formulė, taip sakant, schematinė, struktūrinė vandens. Ir vis paklausiau, koks yra kampas tarp H ir O. Reiškia, tarp dviejų vandenilio jonų, reiškia, koks tas kampas. Jis yra labai tikslus. Yra 104,45 laipsnių, reiškia. Ir šito kampo pakeitimas keičia labai vandens visą savybės ir visą kitą. Jeigu bus trupučiuką laiko, gal aš surasiu to laiko, aš dar turiu tokią pabaigoti tokį, sakykime, tokį gal įdomesnių faktorių, ir kaip apskritai, iš kur čia atsiranda tie pasakymai liaudyje, švęstas vanduo, stebuklingas vanduo, visą kitą, kažkoks tai užburtas vanduo, reiškia. Tai vat, iš principo,
jau kada mokslas, taip sakant, imasi šitų dalykų, va būtent to kampo keitimas yra tas, kuris tą vandenį daro stebuklingo arba dar kažkokio tai taip pat. Tai va, šitą, bet tas požeminis vanduo tai ne tik H2O, ir, kaip matot, reiškia, yra labai daug vis tik ištirpusių mineralinių medžiagų, ir tos mineralinės medžiagos yra makrokomponentai, mikrokomponentai, ir mikrobai dar yra. Vienai per kitaip tų mikrobų yra Žemėje, ir tik jie yra, nu, sakykime, giliai Žemėje ten nepavojingi, tie pavojingi, kuriuos mes žinom, tai jie tenais šiaip jau neišgyvena, bet vienai per kitaip mikrobai yra viena iš sudėtinių dalių, kuriuos reikia ir būtina ištirti taip pat. Nu, bet vat, makrokomponentai tai yra tokie jau, kur, sakykime, pagrindiniai, reiškia, elementai, sudarantis apie 90 ir daugiau procentų, reiškia, ištirpusių mineralinių medžiagų. Šitą ir vienas tai yra svarbiausi elementai, ir kaip hidrogeologai mes žinom, kad pagal jų kiekius netgi ir yra įvardymas vandens cheminės sudėties tipas. Tai turbūt žinot, kokį ten vandens tipai yra. Ar čia yra hidrogeologų studentų? Yra hidrogeologų studentų? Šitą susipažins. Jo, šitą. Čia vat tą vandens sudėtį galim nustatyti ir paragavus. Ir paragavus, nes tie vat būtent kationai, anijonai, reiškia, jie visą suteikia vandens tas taip vadinamas fizinės savybės skonis. Ir čia tai ne mano išgalvota, čia yra iš tikrųjų ištirta. Viskas, kas duoda saldumą, kas sūrumą, kas kartumą, vat rūgštumą, kas duoda, tai iš šitų pagrindinių kationų iš esmės nieks neduoda rūgštumo. Nu, aišku, dar ir skonių, tos skonio savybės yra ne visų labai ten vienodas, bet šiaip tai liežuvis kaip toks ten yra, jame yra ten tie davikliai, taip sakant, pas visus iš principo, ir jie turėtų duoti panašiai viską, bet va tas sūrumo, kartumo, saldumo, reiškia, tai savybės galima atskirti, galima iš principo geram specialistui būti, reiškia, tai galima atskirti, koks šitas vanduo yra. Noriu tik pasakyti dar tokį vieną dalyką, kad tas, aišku, sako, skanus vanduo. Pagal visus teisės aktus vanduo turi būti beskonis. Bet sako, vat skanus vanduo. Tai tas iš principo beskonis vanduo, tai jis yra skanus. Bet šiek tiek kartais tą skanumą suteikia netgi taip, nu, kaip čia galima sakyti, blogos medžiagos, pavyzdžiui, nitratai. Jie gali suteikti šiek tiek saldumo tokio, ir aš labai gerai atsimenu, Alytaus mieste mes dar čia 90-ais metais ten darėm tokius didelius tyrimus, kada ten buvo užterštumas, ir žiūrėjom, kur ten naftomus linukus, ir žiūrinėjom, reiškia, šulinių žmonių, ir vis imtom mėginius. Ir su žmonėm atvažiuoji, paimti mėginį iš šulinio, tai ten su jais pasišneki, jie turi vandentiekį, sako, o ne, mes vandentiekio vandens tai nenaudojam, jis ten toks neskanus, mes tai naudojame šulinio vandenį, labai skanus, kai ištiri, tai dieve mano, nitratų kanalizacijų vandenį. Bet jiems yra skanus tas vanduo. Nu, paskui jau ten, kai pateikdom tuos rezultatus, nuvažiuodom, paaiškindom žmonėm, kad va taip ir taip. O matai, tai čia sako, tai čia vat, tada reiks gerti jau tą iš krano vandenį. Tai va toks yra tokie momentai. Nu, apsitai, va čia, kas tas teisiškai vanduo yra, aš net šitą noriu parodyti, kad vis tik ir kinta tos savokos, reiškia, tai, tarkim, Žemės gelmių įstatyme, kas yra apibrėžta, tas yra požeminis vanduo, geriamas gėlas, mineralinis vanduo, pramoninis, net gamybinis, iki 22 metų buvo. Nuo 22 metų Žemės gelmių įstatymo pakeitimuose neliko pramoninio, gamybinio, liko tik tai žaliai parašyta požeminis vanduo, tai gėlas požeminis vanduo, mineralinis ir mineralinis vanduo. Ir jos suskirstytos kategorijos. Vienu žodžiu, tas, sakykime, šioks toks teisinis reguliavimas keičiasi, bet jis gal iš kažkuria tai prasme pas mus yra ir logiškas, kadangi
nu, mūsų požeminis vanduo yra visas šiaip jau geras, iš principo jį galima gerti ir ten, bet jį daug kur, pavyzdžiui, naudoja ir tokiems gamybos reikalams arba, tarkim, laistymui. Tai, bet žemės, kada jis imamas, vis tiek poveikis daromas, taip sakant, tam, ar čia tu nesvarbu, kam jį naudosi, svarbu yra, kiek to vandens iš žemės paėmė. Tai vat, ir tas paėmimas daro poveikį, ne tai, kur jis naudojamas. Tai gal per kurią prasme ir geriau, nes dabar tas teisiniai aktai, kada taip pavadintas vanduo, tai taip šiek tiek įformintas, tai ir dėl jo tenais įforminio, aprobavimo, visą kitą yra šiek tiek kitokia tvarka, negu kad buvo anksčiau. Čia vat yra pagal enciklopedinių geologinių terminų žodyną, tai aš vat ten pabrėžiau svarbiausia, kad yra vanduo teka iš aukštesnės vietos į žemesnį. Tai čia tas požeminis vanduo yra pas mus tas, kur šitą įsisunkęs į žemę ir juda iš esmės tas vanduo. Kiek turim, tai čia tas turėjimas yra kaip ir daugiau mažiau aiškus iš dviem tokiais, sakykime, rodiklis, tai yra vanduo šiandien visas geriamasis vanduo, kuris kaip viešajam tiekimui jis turi būti aprobuojamas, tai įvertinami tie ištekliai. Aišku, tie ištekliai vertinami, iš mano tokios hidrogeologinės patirties, tai jie iš esmės net ir aprobuoti ištekliai tikrai neatspindi to tikro kiekio, reiškia, tikro telkinio našumo to, reiškia, nes ir anksčiau beje, kai buvo žvalgomos visos vandenvietės, didelės vandenvietės, tai buvo užduodamas iš aukštesnės institucijos, tuo laiku komunalinio ūkio ministerija šitas visus duodavo planus mums, tai užduodavo, sakykim, miestui žvalgyti ten, tarkim, 30 000 kubų per parą vandens. Ir visai nesvarbu, kad tu randi ten 50 arba 60 tūkstančių tą telkinį, bet to aprobuoji vis tiek tik tai 30 000. Ir man, atsimenu, kai jaunam specialistui buvo labai keista, kaip čia taip yra. Kodėl mes, mano ten toks telkinys buvo žvalgomas dar paskutinis, beje, Ukmergės miestui, ir ten to vandens buvo tikrai pilna, ir aš mačiau, ir buvo galima suskaičiuoti visą, kad ten jau yra net gal apie 70 000 už tos vietos galima paimti, bet ten buvo nustatyta 25 000 ten, ir viskas, ir 25 000 buvo tvirtinama. Šiuo metu taip pat yra, netgi ir su atskirais gręžiniais, yra nustatoma tam tikros kategorijos, reiškia, kad iki tam tikros kategorijos, iki kiek tu imsi vandens, tarkim, iki 100, ar ten nuo 100, ten iki 10 kubų, iki 100, nuo 100 iki ten 200, iki 3, arba ten daugiau kaip 300, bet toks tikslaus kiekio ten paprastai nefiksuojama. Nors mes, kaip, sakykime, ataskaitose ten galim parodyti pagal tos galimybės, kiek ten tas gręžinys gali duoti, bet iš tikrųjų ten trupučiuką yra kitaip. Tai tas 2 milijonai su viršum patvirtintų tų išteklių, tai jie yra vėlgi tokie, sakykime, dalinai sąlyginiai, kaip mes kaip specialistai kaip matom. Aišku, kitiems žmonėms tai atrodo, kad čia taip yra, ir netgi tas visas vertinimas, turto vertinimas, žemės gelmių turto, tai jis yra pagrįstas būtent tais skaičiais. Ir kitas skaičius yra tokie prognoziniai ištekliai, tai kurie, sakykime, mažesnių tikslumų, tokie prognoziniai taip ir įsivardina, tai jie yra didesni, beveik dvigubai, dar iš tikrųjų pas mus to vandens galima paimti daug. Ir kaip matom, mes naudojam labai santykinai dabar nedaug to vandens, tik tai mažą dalį, apie 15–20%, kuriuos mes esame jau patvirtinę netgi. Tiek noriu dar atkreipdėmėsi, kad tas turtas, kaip matote, yra 9 milijardai dabar oficialiai vardinti. Tai čia galim kariniam tikslam panaudoti, jeigu ten pardavinėti tą vandenį, bet iš tikrųjų gal jis ir daugiau kainuotų. Aš manau, kad ateityje kainuos daugiau.
Čia va toks va, nu, netgi sunaudojimo kiekis, kaip matot, reiškia, paskutinius 15, nu, beveik 20 metų jis laikosi, gana laikosi, toks stabilus. Nu, čia tiesa geologijos tarnybos duomenys, kiek yra tikri, tai, nu, čia aš tai nesu taip, sakykime, užtikrintas, kad tikrai taip yra, bet šiaip yra oficialūs, kurios reglamentuoja vandens tiekėjai, bet ar ten visi deklaruoja tuos kiekius ar ne, tai čia dar kitas klausimas, bet tokie vat oficialūs kiekiai ir jie maždaug laikosi apie vat tarp 300–400 tūkstančių anksčiau, o daugiausiai buvo naudojama vat 85–90, tai tokių vat tarybinių laikų pabaiga, tai siekia virš milijono. Aišku, tai buvo vanduo naudojamas šiek tiek kitaip, jis buvo daug naudojamas ir gamyklom, ten įvairių, nu, tokiems gamybos tikslams. Nu ir šiaip jau turiu pasakyti, kad iš savo pačio patirties žinau, kad buvo daug ir nubėgama į žemę. Jeigu kas vat, esate susidūrę, tai, vat, pavyzdžiui, Ukmergėj, ten dar šiandien Kaušo toksai telkinys, ten net ir gulbės dar plaukia, paskutiniu metu tai aš jau nemačiau tiesą, bet ten, kai žvalgybą atlikinėjau, tai ten Kaušoje telkinys ir nelabai žinojau, iš kur jisai susidaręs. Paskui išaiškėjo, kad čia yra vandentiekio, taip sakant, miesto, taip sakant, pakrašty, toks didelis telkinys. Tai to vandens išbėgo daug, bet ir būdavo fiksuojama. Tai čia, kiek žmonės jo sunaudojo, tai turbūt žmogus vis tiek to daugiau jis jo nenaudoja kaip ir dabar. Maždaug yra tai paskaičiuota, kad žmogus gali, nu, kai reiškia vertintam tos išteklius, tai maždaug žmogui buvo 150 litrų per parą, toks yra skaičius, nors tarybiniais laikais tai buvo tas skaičius vis didinamas ir buvo siekima kuo didesnio vandens kiekio, kadangi tais laikais, reiškia, skaitėsi, kad kuo daugiau vandens sunaudojama valstybėje, reiškia, santykinai žmogui, tai tuo civilizuotesnė visuomenė. Tai tarybiniais laikais buvo siekiama labai, kad iki kubo per parą žmogus, reiškia, nu tai tiesiog jau ten maudytus. Tai va toks. O čia va yra netgi ir išrengiau duomenis ir atskiruose regionuose, kaip yra. Tai va, jeigu pamatytumėm pagal aprobuotą išteklių kiekį, tai paskutinis stulpelis, tai va maždaug 15–26%, reiškia, nuo aprobuotų išteklių šiandien turimų eksploatuojama. Tai, nu, kaip ir atrodo problemų tokių su vandens kiekiu kaip ir nėra. Bet šiaip jeigu pasižiūrėtumėm, nu va čia va buvo kaip, tiesa, čia dar, čia va buvo prognozuojama, kiek bus centralizuoto, nes buvo siekiama centralizuoti visą tą dalyką, reiškia, vandens tiekimą. Tai čia va, kai 2005 metais mes čia darėm tokį projektą, tai čia buvo prognozijos tokios, kiek bus pajungta žmonių, reiškia, prie centralizuoto tiekimo. Tai va, šiais metais turėjo būti pajungta 3 milijonai, tai iš esmės visi Lietuvos žmonės maždaug turėjo būti centralizuoti. Bet realiai tai va, situacija yra tokia, kad va, dabar va, net paskutiniai duomenys tam žalio lenteliai yra sudėta, tai 83% yra pajungta žmonių. Ir čia šiek tiek ten vandentiekiečiam problemų kelia tas dalykas, kadangi ten tas pajungimas į centralizuotus tinklus buvo europinių programų, taip sakant, dalis ir buvo finansuojama iš Europos lėšų. Ir ten dabar susiduria, kai kur vandentiekiai nepasiekia šitų rezultatų, kokie buvo planuoti ir pinigai duoti. Tai dabar einama netgi link baudų ir į teismus. Tai va, čia tokių situacijų jau šiandien klostos. Nes šiaip jau siekiama, kad kuo daugiau, taip sakant, būtų. Ir čia va, jeigu pažiūrėtumėm, kaip dar 2008 metų duomenys, tai kaip matot, va, kaimo vietovėse, aišku, tai ten labai nedaug buvo, bet va, jau koks va, Vilnius, Kaunas, Šiauliai, tai faktiškai ten
didesni ten tai pakraštėliai, reiškia, kažkur tai likę necentralizuoto, bet šiaip viskas yra tvarkoj. Jeigu tai pažiūrėtumėm, kaip mes esam su kitais kraštais, tai vat, ypač va, matot, kaip čia žmonės vandens sustoja ieško, laukia, tai mes va, turim labai džiaugtis, kad to vandens tikrai turim ir dar ir yra jo atsargos didelės. Šiaip jau žiūrint iš tokios retrospektyvos tolimos ir į ateitį žiūrint, tai mes turėdami tą gerą vandenį, man taip asmeniškai atrodo, kad mes galime ateityje susidurti su rimtom problemom būtent dėl to vandens. Nes jeigu dabar jau matot, kas čia pasaulyje darosi, ten vieni iš kitų nori atimti, ten Trumpas nori iš ukrainiečių ten retuosius mineralus, ten vėl reiškiasi, ten matyt bus norų vandenį taip pat kažkam panaudoti. Taip, kad čia šitus dalykus mes taip pat, vat, ir jūsų vat, jaunimas į šitus dalykus tikrai, kažkaip, nežinau, gal net valstybinė politika kažkokia tai turėtų būti tam tikra prasme, kad mes čia nelabai, nerodytumėm kažkokiu čia labai, kad čia mes esam labai turtingi ir čia visko turime. Kažkoks toks, mano supratimu, turėtų būti kažkoks tai požiūris šiek tiek atsargesnis. Čia vat, tiesiog pagal mūsų profesorių, kaip apskritai tie gamtiniai ištekliai, visi ir eksploataciniai ištekliai, nes mes šnekam šiaip jau apie eksploatacinius išteklius, ten tuos skaičiukus, kuriuos rodžiau, tai ten yra eksploataciniai ištekliai. Ir va, kaip jie čia susiformuoja, tai aišku, iš gamtinių ir, sakant, iš tų papildomų. Jiems besiformuojant, reiškia, tai aišku, tie gamtiniai ištekliai, tai paprastai jau būna, sakykim, tokios geresnės kokybės. Tie papildomi ištekliai dažnai sukelia tam tikras problemas, vandens kokybės problemas. Bet šiaip jau dabar matom tokių, sakykim, požymių, kad ir su tais gamtiniais ištekliais taip pat yra tam tikrų problemų. Aš paskui ten trupučiuką pakalbėsiu. Dabar, jeigu taip žiūrėt, kaip čia tas viskas įsidėsto, reiškia, žemėje, tai mato ten tie mėlyni sluoksniukai, reiškia, tie vandeningi sluoksniai. Ir šiaip jie čia per visą Lietuvą toks padarytas pjūvis. Matot rudų sluoksnių, kurie vieni kitus sluoksnius tuos apriboja hidrauliškai. Ir yra tokie sluoksniai, kurie faktiškai per visą Lietuvą veikia, apriboja ir atskiria tuos vandeningus sluoksnius. Tai tokie kaip regioni vadinamos, reiškia, vandens varos, kitos mažiau, tokios mažiau paplitę, bet vienaip ar kitaip yra sudėlioti tam tikri baseinai, reiškia, ir kaip matėsi ten pjūviuose tie sluoksniai, tai jie va čia maždaug išdėlioti Lietuvoje tokie tam tikri baseinai, kur kokį baseiną ir kaip formuojasi tas požeminis vanduo. Tai čia tų išteklių. Ir dabar, kada mes naudojam tą vandenį, tai yra nustatytos higienos normos, ką mes turime ištirti. Ir dabar yra nauja higienos norma, įsigaliojo 23 metų. Jinai tokia higienos norma galiojo tarybiniais laikais, tai ten buvo GOSTas šitą, bet paskui perėjo į higienos normą. Tie rodikliai mažai iš esmės pradžioje kito, paskui jie šiek tiek ten redagavosi, bet šiandien, kaip matot, neturim ištirti 55 rodiklius, tai yra daug. Nuo 26 metų, ten dabar higienos norma yra nurodytos tam tikros datos, nuo kurių datų reiks dar papildomai tirti tam tikras medžiagas ir reiks jau tirti 65 rodiklius. Ir va čia, kaip matot, tokios sunkiai netgi įskaitomos medžiagos, bet aš tik noriu atkreipdėmėsi, kad dabar jau labai pradeda toks poreikis atsirasti, ten atsiranda tam tikri projektai, matau, jau iš ES, čia iš finansavimo ten per LIFE programą, perfluoroalkilinai šitie visi, ten perfluorbutanai, ten rūgštys šito fasai, tai vadinamos tos medžiagos, polifluorakrilai ten šitą. Tai šitos medžiagos jau darosi tokios labai populiarios, tirti. Ir, pagrindinė jų, sakykime,
emisijos šaltiniai labai įdomu yra sintetika. Taip sakant, nu, arba medžiagos. Žmonių, taip sakant, naudoja medžiagos. Ir vat atseit plovyklos ir visur kitur, bet tos medžiagos čia, taip sakant, išeina į aplinką ir vat jos gali pakliūti ir į požeminius vandenis. Jų anksčiau čia niekas netirdo, bet dabar vat jau pradėsim tirti. Aišku, čia yra problemos dar jas įsisavinti, kadangi šiandien Lietuvoje kol kas tai jų dar niekas nedaro. Bet ir Europoje dar labai mažai kas daro, bet jau reiks. Taip kad ta perspektyva tokia, vat, taip sakant, tų tyrimų visą kitą vis tik randasi. Va čia aš parodau dar va tą bendrą cheminę analizę, kaip aš sakiau, kad šita bendra cheminė analizė yra viena iš pagrindinių vandens kokybės tokių rodiklių hidrogeologam. Hidrogeologam noriu pabrėžti, kad hidrogeologam, kadangi visi kiti vandens kokybės sergėtojai tokios bendrosios cheminės analizės jie nesupranta ir nežino. Ir teisės aktuose tokio reikalavimo atlikti, sakykime, arba kur ribinės vertės nustatytos, ten yra paprastai nustatytos tik tam tikrajam elementam. Ten natris, kalis, chloridas, bet nėra, kad nustatyti reiškia tą bendrą cheminę analizę. Nu, tai tik tai monitoringo programose, kur mes ten inicijavom tuos teisės aktus, tai ten yra tokie dalykai. Bet iš jos labai gerai viskas matosi, kadangi jeigu pažiūrėti prieš paskutinį stulpelį, ten ekvivalent procentai, tai iš jų iš karto matosi, koks yra vanduo. Tai šiuo atveju, va šitoje analizėje, kaip tas vanduo vadintųsi, kas pasakys? Hidrokarbonatinis kalcius. Ja. Šitą tai 25 procentai, kaip anksčiau reiškia, kol yra daugiau, tai tas eina į pavadinimus. Tai hidrokarbonatinis kalcinis, nu reiškia, toks vandenukas gana kietas, vis 9, bet tokio vandens pas mus yra daug. Va, dabar kaip yra su tuo vandens kokybė, ar skanus ar sveikas tas vanduo, tai kaip matot, vis tik nėra taip jau labai, kaip šnekėjau, kad to vandens yra labai daug, bet problemų tai vis tik turim nemažai. Ir apie 30 procentų rodiklių, kaip matot, viršė tam tikrus reikalavimus iš tų reglamentuojamų. Aišku, daugiau tai tie indikatoriniai, pagrindiniai, tai aišku, ten geležis, bet manganas dar tam tikrose Lietuvos vietose, chloridai, sulfatai. Ir ten, pavyzdžiui, Šiaurės Lietuva arba Sūduvos kraštas, tai ten problemas turi tokias gana rimtas. Ypač Šiaurės kraštas, Joniškis. Tai mes jau dabar net ten siūlom jiems pereiti, atlikti tikrą žvalgybą, reiškia, tokia, kad susirasti vandenvietę tokią, kad nes šiandien Joniškis eksploatuoja vandenvietę, iš kurios vanduo yra, sakykim, blogas. Bet kadangi tie indikatoriniai rodikliai, ten sulfatai, tai leidžiama dar, bet jis ten šiek tiek kartokas tas vanduo, bet šitą, jeigu ten nuvažiuoja dzūkas, koks nors į šitą Joniškį, tai jam vidurius iškart paleidžia. Šitą išgėrus Joniškį. Šitą, bet sulfatai iš esmės kaip tik tvarko vidurius. Tai toks yra viskai juokas. Ir čia šiaip pat yra problemos šita su kai kuriais tais toksiniais elementais, tai ir arsenu, chloridu, boru, aš ten dar paminėsiu, bet Floridas, tai iš esmės tas visas Klaipėdos kraštas, tai jis visą laiką buvo tos koncentracijų daugiau, bet jį leido eksploatuoti, dabar jau ten pradeda valymo darbus. Iš jo, arsenas kilo tokia problema, bet arseno, taip šiaip net pažymėjau, kad čia tokia sukėlė daugiau, nežinojimas, sakykim, taip, nepasitarimas, nes higienistai kažkaip tai ignoravo
šiuo atveju mus kaip hidrogeologus, nors anksčiau tai kažkaip tai bendrai dirbdavo. Ir ta pasaulinės sveikatos organizacijos nurodyta rekomendacinė norma nuleido iki apačios. Reiškia, nors jinai nuo 50 iki 100, iki 10, bet anksčiau buvo 50 ir kai buvo žvalgomos visos vandenvietės, tai ten, jeigu būdavo 30 ar ten 35 mikrogramai litre, tai ten niekas nekreipdavo dėmesio ir nes tai žemiau normos ir viskas tvarkoj. O paskui ėmė ir padarė 10. Nu ir atsirado ir šitą dalyką žinodami, aišku, ten daugeliu atveju buvo šitie dalykai taip, nu, neteisės, bet aš galiu tą vis tiek konstatuoti, kad tai buvo ignoruojama, buvo randama to arseno daugiau, bet buvo ignoruojama. Ir mes vienoje vietoje, ten aš kur žinau, kur tikrai jo bus, mes ten pasistengėm laimėti aprobavimą ir parodėm tą arseną. Nu ir ten tada kilo tas visas reikalas. Iš to rajono, nes ten žmonės pamatė, kaip yra. Bet tiesiog, aišku, buvo norai, sakykime, ir siekiai tą problemą, sakykime, gal spręsti vis tik tai plačiau, bet jinai taip kažkaip tai užsiciklino tenais ir neliko tokia mūsų manymų normaliai išspręsta. Bet šitą, nu ir dar yra, čia tokios probleminės užšėlusios rodės, bet kaip matot, yra daug tų probleminių teritorijų, kur vis tik Lietuvoje, nors to vandens yra, bet kai kur net ir to vandens mažokai yra. Tokios, anksčiau tai buvo vadinamos bevandenės teritorijos ir jos buvo net atskiras projektas, tarybinių laikų pabaigoje ten toks daromas tų bevandenių teritorijų. Bet šiaip yra tos tokios zonos. Aišku, geriausia, kaip matot, vieta tai Aukštaitija, nu ir Dzūkijos ten neblogas, nors ten yra šiek tiek Merkio toj žemumo šitą aplinkoje ten, tai šiek tiek tas vanduo negiliai, tai yra tokios rizikos, bet dabar to žemės ūkis mažai vystomas, tai ten kaip ir nieko. Yra hidrocheminės anomalijos, jų daug yra. Tokios natūralios hidrocheminės anomalijos, kur požeminis natūralus vanduo, sūresnis vanduo išlenda aukščiau į, sakykim, tos gėlo vandens storymę. Ta gėlo vandens storymė tai yra pas mus maždaug apie 200 metrų, taip vidurkiškai imant. O kai kur tas mineralizuotas vanduo pakyla aukščiau. Pavyzdžiui, ir Vilniuje yra taip pat tokia zona, kur jeigu einant nuo Antakalnio link Riešės, tai čia maždaug yra 5 km juosta tokia, kur mineralizuotas vanduo pakyla maždaug iki 100 metrų. Tai tos hidrocheminės anomalijos kelia problemas ir ypač dabar, kada tas žaliasis energetinis kursas vykdomas, geoterminiai gręžiniai, tai su tais geoterminiais gręžiniais pasiekiama, yra vietų, kur pasiekiama tas mineralizuotas kontūras ir jis sukeliamas dar aukščiau per tuos gręžinius. Tai čia yra problemas ir užsuldoma dar aukštesnių sluoksnių. Čia net parodyta dar, mes tokį turėjom vidinį projektą, kur matėm tokius požymius, kad tas vanduo per gilius gręžinius pakyla mineralizuotas į gilus sluoksnius ir tokį buvom padarę gilių gręžinių analizę. Iš tikrųjų matom, kad tas toksai bėda yra ir ypač Dzūkijoje, kur buvo atliekamos geležies rūdos žvalgyba, ten gręžinių gana nemažai prigręžiota, gilių apie ten 600-700 metrų. Ir tose vietose pastebim susidariusias tokias, jau kaip mes vadinam, technogeninės kilmės hidrocheminės anomalijos. Reiškia, jos dabar pasirodo ne suformuotos normaliai, taip sakant, tektoninių kažkokių procesų, o dabar suformuotas. Tai buvom netgi tokį per pateikę projektą per europiniam finansavimui, bet nepavyko dar. Bet galvoju, kad šitą problemą tai vis tiek reiktų spręsti, aš paskaitant tik tai dar šitą jau 30 labai greitai. Čia dar boro tokia yra klimo dar padaryta tokia schema, kur ir buvo
tokia vieši problema keliama, kadangi dėl boro buvo šnekta, kad boro koncentracija ribinė taip pat mažins pasaulinė vandens ta organizacija. Tai šitą, bet kol kas dabar naujoji higienos norma, jau galvom, kad jinai bus sumažinta, bet nesumažino, jo kaip paliko dar net aukštesnė negu buvo anksčiau ir netgi tam tikrais atvejais dar gali būti ten jinai net iki 2-4, taip kad tokios problemos kaip ir nebus. Bet va ten Klaipėdos Žemaitijos tam krašte, ten va ta problema su tuo boru vis tik dar iškyla. Na, bet čia tokios įvairios tos grėsmės, kaip aš sakiau, kad yra kai kurie faktoriai įvardinti tą, reiškia, žemės tarša, ten natūralūs virškinimo anomalijos, nu ir vat, yra daug tokių atvejų, kur dar juos reikia patikrinti. Tai mūsų manimo jau seniai mes ten prieš 25 metus šio Profesoriaus Juodkazio iniciatyva buvo inicijuota ta požemio vandens išteklių vertinimo tokia programa, jinai buvo padaryta valstybinė programa ir mūsų manimo, kad va, tas problemas vis tik reiktų vis tik apjungti ir vėl tą programą tokią atnaujinti, bet va, būtent 25 metam, nes jau čia tokia kaip ir tradicija buvo, ten buvo 75 metais tokia programa daroma, reiškia, 25 metam iki 2000, paskui va, nuo 2000 metų ten buvo rengiama programa ir jinai vis tik ją pavyko su geologijos tarnybos tiesa, taip sakant, kompetencijom ir dėka pavyko ją padaryti vyriausybės programa. Vyriausybės programa, jinai buvo pradėta vykdyti. Čia buvo daug visokių, reiškiasi, tų planų išdėliota, tikslų. Nu ir dėl ko tai buvo, nes ten ir ES direktyvos tas naujos atsirado, visą kitą. Bet čia va tokių buvo apjungta daug faktiškai visi vykdantys hidrogeologinius darbus, tai ir bendrovės, ir universitetas, ir institutas, vienu žodžiu, visi buvo apjungti į tą projektą, buvo daromi, čia va net parodyta, kas kiek kokios dalis turėjo. Įvairūs buvo uždaviniai, hidrogeologiniai modeliai, va tų baseinų, kur aš ten rodžiau, reiškia, turėjo būti daromi. Jie tiesa buvo daugelis, kai kas ten net padaryta, bet mes tokį tą projektą galvojam, kad va, būtent tas projektas jis turėjo vykti 5 metus ir galvojam, kad jisai bus toksai kaip ir jaunų specialistų, kaip sakant, toks ruošimo projektas. Tai šiaip pavyko vieną specialistą mums paruošti, tai Aniceta, kuris kaip tik apsigynė daktarinę būtent šituose modeliavimo reikaluose. Šitą tai, bet ateityje tai manau, kad šitus dalykus tiesiog turėtų plėsti ir čia buvo daug tokių uždaviniai, jeigu ten kam bus įdomu, tai šitą galima, taip sakant, prisijungti, nes aš galvoju, kad vis tik mes tokią programą mes turim, bent kol aš dar galiu, tai tikrai inicijuosiu tokią programą daryti ir ruošiamės dabar čia su vandentiekiečiais, net ir šitoj Seime daryti tokį pristatymą šitą, nes čia su geologijos tarnyba, tai aš jau matau, kad čia nelabai kas čia gero bus, reiškia, ten, nebent jie gali tik tai pritarti ateityje. Bet tokius uždavinius tuos kelti ir aišku, čia reikia mokėti, nes viskai tarėmės ir su tais tokiais žiniasklaidos specialistais, nes reikia mokėti pateikti tas problemas, žinot, kad žmonės ir politikai ypač susidomėtų. Tai va čia dabar ruošiam tą tokią televizijos laidas porą, čia va artimiausiu metu. Vienu žodžiu, tokia iniciatyva yra. Va, čia va ko ten tikėtasi, visą kitą čia labai daug, bet kaip matot, tas programos įvykdymas sustabdytas ir buvo įvykdyta tik 37%. Tų uždavinių, kurie buvo numatyti tada. Aišku, jie išlieka aktualūs tikrai, gal šiek tiek laikas koreguoja juos ir reiktų pakoreguoti, bet ta nauja programa, jinai tiesiog galėtų būti kaip ir tęsinys senos programos ir čia tikrai jos vykdymas tikrai neštų didelį tokį, sakykim, teigiamą poveikį ir tai geologinės bendruomenės mūsų tokiam kvalifikacijai ir būtent to jaunimo, nes jau
Šiaip turiu pasakyti, kad mūsų karta, kurie artėjom prie 70, tai buvom paskutiniai, kurie vykdė būtent dar tą žvalgybą. Reiškia, jau daugiau tos žvalgybos tokios nėra ir reikia kitokio, nu, kitaip šiek tiek šitos dalykus daryti, bet būtent turim, kaip ir čia rodom, ir užduoti tie tikslai, kad tie baseinai, sakykim, turi būti sumodeliuoti, matematiškai sudėlioti ryšį, bet aišku, tie modeliai turi būti pagrįsti, sudėlioti, taip sakant, adekvatus realybei ir aišku, jie kontroliuojami, tikrinami. Reiškia, ir apskritai ta vandens gavyba turėtų būti kitaip šiek tiek organizuojama, kad sakykime, ta gavyba neštų tuos duomenis ir tie modeliai galėtų būti pakoreguojami. Bet aš noriu trupučiuką, ką aš sakiau apie tą vandenį. Trumpai labai. Vienu žodžiu, dėl tų mano minėtų vandens kokybės, reiškia, charakteristikų ir dėl to vandens formulės struktūros. Reiškia, taip yra iš tikrųjų daug tų poveikių, kurie gali, bet yra poveikis ir tikrai yra tas natūralus, kurį žmogus, taip sakant, nevaldo. Tokia buvo net žinutė kažkada, tai kad reiškia apie tuos vandens stebuklingas, visą kitą, ten gali išgydyti sunkiausias dalykas, aš tai ten pradėjau tiesiog, anksčiau tai ignoruodavau, man šaipydavausi iš tų visų vytelininkų, visą kitą, bet kadangi mes geofiziką turim stiprų žmogų, nuo seno, reiškia, ir su juo bendraudam, tai paskui vis tik aš supratau, kad čia yra tas vytelės, reiškia, valdymas, pajautimas, tai čia yra geofizika. Yra geofizika, tik tai kaip geofiziniai prietaisai veikia, tai taip ir žmogus pajunta. Yra tam tikri žmonės ir netgi pas mus tada hidrogeologijos vadinama dar ekspedicija, kurioje dirbo ten 800 žmonių, vien tik tai žvalgėm, tada hidrogeologijos ekspedicijoje tiek žmonių buvo. Ir buvo tokie žmonės, energetikas beje, kuris ten dalyvavo tada tuose, taip sakant, ekstrasensų ten tų, reiškia, renginiuose visuose, reiškia, ir jis netgi tikrino visus mus, kas galim, geologus tikrino, reiškia, kas galim, taip sakant, su ta vytelė, ten ne vytelė, ten kitoks ten prietaisas buvo, tikrino, kas galim dirbti, ir jis ten, žinai, mes ėjom tikrintis ten, tai iš mūsų visų tik vieną jisai atrado. Tik vieną atrado, reiškia, nesakysiu. Ne, tai jūs nepažįstate ten daug šitą. Jis paskui nuėjo ten dirbti į Gedimino kalną ten šitą. Ir beje, tą žmogų aš buvau, tada atsimenu, kai ten prasidėjo su užteršimu, žinai, ten, nu, taip sakant, tie projektai, tai aš jį net buvau, jis buvo, ten Latvijoje ten buvo tokia šitą labai tokie ir grupė žmonių. Ir jie pradėjo net nustatinėti, kur užteršta, kur neužteršta. Reiškia, va taip jis praeina ten ir maždaug jis pasako, kad čia užterštas vanduo, čia neužterštas. Nu, ir man buvo įdomu, kaip čia taip. Ir net tokį vieną projektą Švenčionėlius, aš ten buvau šitą jau daugiau mažiau ištyrinėjęs, jau, taip sakant, tiesiogiai, ir aš jam daviau atlikti tokią, taip sakant, rekognoskuotę, ir jie man pateikė tokius žemėlapius, viską, kaip ten užteršimas, kaip ten juda. Nu, šiaip tai iš pradžių man ten taip kėlė juoką, bet paskui aš kaip pasižiūrėjau, tai vis tik iš tikrųjų yra tam tikrų dalykų, kur verčia pamastyti, kadangi vanduo vis tik netgi, kaip ir mes kaip hidrogeologai matom, kad vis tik vanduo žemėje, nors vandeningas sluoksnis atrodo, visas vandeningas sluoksnis, bet jis juda nevienodai. Iš tikrųjų yra tam tikros gyslos, netgi vandeningam sluoksniui, reiškia, nes poringumas, filtracinis laidumas yra kitos ir priklausomai nuo slėgio, viską, reiškia, tas vanduo gali tiesiog vienoje vietoje stovėti. Nes netgi jeigu jūs žiūrėtumėte ir į upę, kai upės vanduo teka, tai vietų, pavyzdžiui, vanduo teka atgal, toj pačioj upėje. Nu, tai ten yra tokių momentų ir tenais, ir kada taršos judėjimas, tai tą parodo, kad vis tik yra tokių sudėtingų dalykų. Tai va tavo formulė, kaip matot, reiškia, ir yra tokių vietų, tokių atvejų, kad, reiškia, toj žemėje keičiasi, taip sakant, laukai. Ir būna iškreipimų. Magnetinio laukas, reiškia, veikia, iškreipia ir įsivaizduojat, ką jis padaro. Šitas jau yra įrodyta.
Jis padaro taip, pavyzdžiui, vietoje 104,45 tampa 104,44. Ir tas vanduo iš tikrųjų tuo momentu, kada, sakykime, tas magnetinis laukas būna išsikreipęs, tas magnetinis laukas gali būti išsikreipęs ten valandą, minutę ar dar kažkiek, tas vanduo tampa toksai ir jo savybės pasidaro kitos. Šitas dalykas yra, šitas dalykas yra jau iš tikrųjų įrodytas. Ir tik tai kitas dalykas, kaip tas vandens savybės, reiškia, veikia. Bet aš sakau, į senatvę tai pradėjau jau nesišaipyti iš tų visų pasakymų, reiškia, kad ten šventas vanduo. Tik tai žmonės kitaip nesuprasdami, reiškia, tą dalyką, bet iš tikrųjų yra tam tikri dalykai, kur gamta, bet mes kuo daugiau sužinom, tuo daugiau nežinom. Tai va čia yra dar toks dalykas, kad šitą kuo daugiau žinom, tai tuo daugiau nežinom, bet keičiasi šiek tiek ir atstumas tarp deguonies ir H, reiškia, ir tas vat kampas. Ir tie pasikeitimai, reiškia, kurie inicijuoti gamtos, reiškia, tam tikrų jėgų, jie keičia vandens fizinės savybės. Va. Tai vienu žodžiu noriu pasakyti, kad mes tikrai turim su vandeniu tikrai daug labai problemų ir daug ką turim patyrinėti. Ir tai vat ateinančiai kartai tikrai tai hidrogeologija gal net tiesiogiai, taip sakykime, tas telkinių žvalgymas, kaip buvo anksčiau, jisai tikrai, mano supratimu, tikrai tai neapgins, bet to vandens kokybės klausimai ir jo kaitos, jo iš tos kokybės apsaugos, reiškia, ir visos organizavimo tvarkos reikalai, tai jie tikrai lieka aktualūs ir aš manau, kad ta hidrogeologijos sritis tikrai liks aktuali. Tai aš labai jau čia daug užėmiau laiko, bet tiesiog negalėjau trumpiau. Ačiū labai. O klausimų galime.